Sveiki visi. Alovė. Taip jau įvyko, kad su kolega Gintautu reiškiasi dažnai važiuojame, jis kur nors važiuojant viską nors apie kokią vietą papasakoja ir jisai labai daug papasakodavo važiuojant čia jo tomis gimtosiomis vietomis Alovė ir Piečiau. Tai va, kažkaip ėmėm ir sakom, kodėl nepadarius kažko tokio durno. Nebūtinai tos vietos yra kažkuo išskirtinės ir enciklopedinės, bet jos visada man įdomu klausyti kažkokius tai pasakojimus, nebūtinai tenai kažkokius tikslius, juose daug tokios vaikiškos interpretacijos ir galbūt fantazijos, tai sakau, davai ir darom tokį vaikystės takaiselę ir iš tos vaikiškos galbūt perspektyvos kažką pasakot, o kad būtų viskas, tiksliau, tai su tuo geru ir blogu policininku, jisai geras policininkas, visokias legendas, o aš blogas policininkas, kuris reiškiasi tas legendas sugriauna arba bando pastatyti ant kitokio pamato, kad, tu čia biškį išsigalvojai apie, pavyzdžiui, kokio nors pagrindinio Lietuvos kunigaikščio pagrindinę pilį. Tai va, bet gal tokių pasakojimų ir nebus. Tai va, Gintautas. Kaip gynė šitą žygį? Labai juokingai. Gulėjau ryte lovai, ateina žinutė, Deividas atsiunčia iškarpą iš laikraščio, kaip žuvo mano biškį partizanų. Tai važiuojam tada į vietą, pasižiūrėsim. Sakau, su gyvais liudininkais susitikti. Važiavom pas Eigulį. Su daktais, kurie žuvo. Ir sakau, va tada nors galima būtų va šitų kraštų praeiti, aplink šitą mišką, čia sengirė buvo. Na ir po pietų, ką jūs manot, jau yra brėžinys. Va, mes ir čia. Taip ir gimė. Labai paprastai. Tai ką? Daug nors nupasakot, panašiai į Trakų šiek tiek. Beveik. Prašau. Nevietinius? Ta Alovė labai įdomiai kauniečiai vadina. Alovė. O geriausia tai... Laikyk. Mes dabar randamės... Laikyk gintai. Nuo kur prasidėjo viskas? Čia 16 amžiui gana klestintis dvaras buvo. Rašoma, kad net LDK pilis. Buvo apjuosta netgi tvora. Ėjo prie Alovėlės tvora ir šitas jau buvo kaip ir žiemos paskui tapo šitą stotelę. Paskui dar vieną pastatė, dar vienas atsirado. Tai va, kaip jos tik tai nevadino. Ir Halova buvo, ir Alava, ir visokiais. Ir Alovė, ir visai. Ir jeigu prie caro prieisim, tai ir Aleksandrovskas, vienu rašo Aleksandrava. Tai gal mes nuo čia pradedam dabar. Tai buvo gražiausias dvaras įstatytas. Mes dabar stovim tik tai Vidėse. Žmonės vadina, kad ten Kumečių namas. Deividas biškį džiujoja, kad toks galėjo būti. Turėjo būti didesnis. O ten praėjom kalnelis, ten buvo pagrindinis rūmas. Labai gražus didelis rūmas. Apačioj tvenkiniai, didžiausias parkas, ąžuolynas. Ir, kaip pasakyti, atėjo 80-ieji metai. Atėjo pirmininkas iš Vyturio kolūkio, labai ėmėsi iniciatyvos, sulygino su buldozeriu
tą dvarą, pats apsigyveno Janapolio dvare, mes praėjusim. Tapo dvarininku, o čia tokias damatos. Tai aš suprantu, kad nuo šito, reiškiasi, buvo išlikę nuo sienos ir stogai. Ir apie 80 tuos kažkelintus metus, ką minėjo Gintautas, kad kolūkio pirmininkui kažkurios fermos stogas prakiuro, o šitas buvo nekiauras. Pagrindinio dvaro nuėmė. Ai, pagrindinio, ne šito stogą. Jis netgi buvo neapleistas, jis tam buvo kultūrnamis, su gražiu parketu, su ambulatorija, su šita biblioteka. Kultūrnamis tam buvo gražus. Nu, to prisėjo jam stogo, nulupo stogą, paskui viską sulygino su buldozeriu. Tam parkas labai gražus buvo. Tvenkinys iš Alavės ežero ištekėjo Alavėlė, tekėjo pro tą tvenkinį, jisai užtvenktas buvo. Darė čia, dabar visa Alavėlė pakišta gyvenvietė po žeme. Mes matysim gatvę. Socialiai daug pasiekimai. Jo, tai reiškiasi, kaip jau žadėjau, vis tiek manyje gyvena tas blogas policininkas. Tai apie labai gražų tą parką negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Parko tikrai būta. Tai, kas matyti aero nuotraukose, parke nebūta tvenkinių, išskyrus tą vieną prie pirties. Pirties vietą jums irgi galėsim parodyti. Reiškiasi, būta tvenkinio prie pirties, bet kad tai buvo tvenkiniai, kažkas tokio kaip Tiškevičiaus parke, to nereikėtų tikėtis. Vis dėlto čia yra nedidelė, kad ir iš 16 amžiaus ar 17 amžiaus žinoma vietovė. Ką rodo rašytiniai šaltiniai kiti. Netyčia pas save archyve radau ir jau atidaviau Alytaus kraštotyros muziejui. Alytaus MTS, labai nelaiku, tas Kumečių namas, tam archyve yra Alovės MTS arba mašinų traktorių stoties, kas buvo kolūkių servisas. Toksai, ne, tai dar buvo kolūkių pirmtakas. Kol kolūkiai buvo nesugalvoti šituose kraštuose steigti, tai vadinosi mašinų traktorių stotimis. Ir va čia yra šita Alovės dvarvietės teritorija yra apibrėžta kaip tos Alovės MTS dalis. Pavyzdžiui, šitas pastatas, nors jisai yra gražus, bet jisai yra, sakyčiau, būtent to laikotarpio pokarinio. Ir pagal tą brėžinį čia turėjo būti kuro stotis į tą pusę nuo šitų ūkinių pastatų. Dabar šitas kluonas, ar arklidės, kurį matome, analogiškas pastatas buvo vos toliau į aną pusę už dabartinės gaisrinės. O šitas pastatas ties šitų daugmaž kluonų pažymėtas tame MTS brėžinyje kaip kultūrnamis ar panašiai. Reiškiasi, tai va tie gražūs, ganėtinai, bet mano supratimu stalininiai karnizai to frontono rodytų, kad tai gali būti naujoji statyba. O patsai dvaro didysis namas buvo tarp šitų dviejų kluonų kitoje gatvės pusėje, tai ant tos kalvelės. Tenai būtų išilgai gatvės to maždaug tokio paties dydžio namo. Čia, kaip sakoma, abu policininkai sutarė vieningai dėl šito reikalo. Melioruotų kanalu Alovė arba Alovėlė tekėjo ilgai čia bus 1802 metais atnaujinta, o buvo pastatyta pirma 1637. Buvo, kaip sakiau, klestintis miestelis LDK. Gyveno netgi žydai, dabar yra išlikę 3 namai žydiški, 3 šeimos gyvena.
fundatoriai, kur mes buvom tam Baltosios Saulės dvare, jie fundavo šitos bažnyčios atnaujinimą, atstatymą. Štai jų lentelė turbūt yra. Ir jie, Kęstutis Gediminas, yra palaidoti maždaug pačiam iš Valtorį. Iš lauko pusės yra langelis, galima visą pažiūrėti. Dabar, jeigu iš vaikiškos perspektyvos, tai man jinai buvo sunki. Žmonių pilna. Įsivaizduokit, vasaros diena, sekmadienis, atlaidai, žmonių pilna. Šitą bažnyčią turi tą savybę senovišką, kaip vyrų ir moterų pusė. Iki šiol negalvoja. Čia vyrų pusė, čia moterų. Nu, aišku, ten niekas, kad susimaišo, tai niekas nieko nesako, bet iki šiol gai. Tai va, pilna prisigrūdus bažnytėlė žmonių, prikvėpuota, karšta, grindys buvo lentinės, mišios būdavo be galo ilgos, vaikui tai iš vis ilgos. Slaptas pusbrolį pabėgdavom, žmonių daug, tai sužiūrėsit. Tai va, ką dar galėtume pasakyti? Rusys yra? Ne, emočijonka. Čia kryptis, bet sakės žiūrė, emočijonka. Šitos... Jo, nelankomas. Net negalvau, kad čia tokius kambarukas dar yra. Prašome visus pasimelsti. Aš nemoku pamokslų sakyti. Ten apačioje kripta yra sklype. Ir yra karstų. Ta senosios pastatyta šita, remontuota 1894-1904, nukėlė stogą, dėl ko teko remontuoti, tai va, patyrusi tokių remontų, bet kaip bebūtų, reiškia, sakau, ganėtinai senas, dėl to šiltas daiktas, toksai savo kuklumu paperkantis. Gintautas, kadangi turi blogų asociacijų su šita bažnyčia iš vaikystės, tai jisai sako, kągi ten rodyt? Sakau, va jos išskirtinumas yra, kad jinai neišskirtinė, žinai, tokia va. Tame visai, aš bent, nu, sakau, jaučiu tokiem mažiem pastatam tokią simpatiją ir šilumą. Tai va, o Gintautas nori rodyti kokią kapavietę. Visada šventoji vietoje būna palaidoti klebonai, kunigai, mūsų klebonų kapai ir paskutinio Raudonosios Alavės dvarininko Čapliko šeimos kapavietė. Paskutinis palaidotas. Tai čia užrašyta tam karinį pusė ir ne? Čia plikai, ne? Kitam šone pamatysim fundatorių šeimos kapavietę. Nu tai vesk į tą kitą šoną. Dar yra čia už tvoros špitolė. 1995 metais atgavus žemės turtą pasiūlyta buvo bažnyčiai pasimti. Bet kadangi šeimos gyveno, jisai paliko šeimom ir dabar ten gyvena šeimos. Gintai, o dėl čia plikų, ar tu drąsiai teigi, kad jie dvarininkai, ar jie liustruojant, reiškėsi, ardant dvarą, ar jie nupirko, nes būdavo taip, kad, reiškėsi, ardo dvarą net ir nepriklausomos Lietuvos laikais ir parašyta. Centrą, centrinį, vadinkim, centrinius pastatus nupirko, nes dvaras tai reiškėsi, daug žemės aplinkui ir jį išdalina. O čia negali būti tiesiog tie, kurie nupirko tą centrinius pastatus. Tai dabar dvarininkas ten yra, bet jis koks dvarininkas. Jis nupirkęs. Tai kai buvo
šitą carinės Rusijos šitą alavę, tai valdė Rusas iki pirmo pasaulinio karo. Artėjant vokiečiam, jisai pabėgo, pastatė savo vietininką, ūkvedį ir po karo, po pirmo pasaulinio, kada jau nepriklausoma Lietuva apkarpė šitus žemės, viską, tai Čaplikas nupirko. Ir dar mano senelė, prosenelė jam tarnavo. Būdavo nepirko, parceliuodavo. Tai būdavo, vienos atėdavo. Kai jos toje vietovėje atsirado dviejų palivarkų vietose dvi dvarvietės, jas reikėjo kažkaip išskirti. Ar apie tą kalbį, ar apie tą, nes viena šito ežero pusėje, o kita kitoje ežero pusėje. Tai čia baltoji, o tenai raudonoji, nes tai vieni sako, kad tai dėl pamatų, o kiti sako, kad dėl sienų spalvos. Pagrindiniai pastatai šičia buvo baltos spalvos, o tenai raudonų plytų. Čia vat langelis. Žinoma kripta. Ten kokios. Noriu sudalyvauti. Juozas Klevas. Partizanų kapas. O čia va, dar 5 partizanų bendra kapavietukė. Šitas išskirtas. Šitas išskirtas, reiškiasi, Kazlauskas Juozas. Žinomiem partizanam ir 3 nežinomiem neidentifikavo jų žuvusių birželio 13 dieną 41 metų Varčios mūšį. Kuomet tam pastato užrašai, kad pastatas yra tikrai mokyklos. Visomis kalbomis. Jo, paskui šito jau pastatė naująją. Taigi randamės dar mes vienam dvare. Janapolio dvaras, mažai ką apie jį radau informacijos, nei piešinukų, nei paveiksliukų, nieko. Va, matot, tik tai šitą alėją mena, kad čia būtų dvaro. Čia ir apsigyveno kolūkio pirmininkas. Tas, kuris panaudojo stogą. Taip, tas, kur sulygino su buldozeriu tą dvarą. Nu, tai, ko nesurado Gintautas arba nenori pasakyti, tai jame, tame dvare 19 amžiuje gyveno Janas Muiželis, toks latvių karininkas Rusijos kariuomenėje, kuriam priklausė ir Makniūnų dvaras. Tai čia vienas iš tų muiželių, Jonas Muiželis, ir dėl to, reiškiasi, būtent neva dėl to jo vardu pavadintas tas Jono dvaras arba Jono laukai, Janapolis. Reiškiasi, tai va tik tiek apie pavadinimo kilmę, daugiau kažko nepapasakos yra. Kažin, ar čia karvė da? Agresyvu. Čia tokia veislė gal? Pandų. Nu čia kokie įdomi veislė šitų karvių. Moteriškė, žinoma, sena ragana, jį gąsdino, supranti, ir jis patyręs tą traumą, sakau, jis iki šiol geriau linkęs eit asfaltu, važiuoja fūros, mato, supranti, jis geriau eis tuo asfaltu, o ne šitų takėlių, dėl to moteriškė, supranti, tai jinai dar kartą įrodė savo velnišką sabą,
Pačius pravėdino. Matot, raguotus plastikonis patikti, kad jį įgąsdinti. Žygeivių ir viskas. Bet jau šiandien ant savo vyro nerėks. Jau čia su manimi pradėme Vaikystės traumos yra bekinio kaip padėti. žino savo raistus tam šito miško anam šonį. Ten tas, jisai vadina tą vainėškį. Jeigu čia jau... Kurapkutė nuskrido. Žemė augo. Kaip Lietuvos nepriklausomybę atkūrė, paskelbė. Reikėjo kovoti, apginti nuo bolševikų. Tai gyveno šitas savanoris už plento. Buvo vargšas, ėjo tarnaut. Kaip ėjo tarnaut? Kad gautų žemės. Padėjo galvelę, čia palaidojo. Ir čia gavo žemės. Kalbama, Gavo žemės, ne kažkiek. kad čia ne vienas, kad 5 palaidota. Nu, nežinau, ar šitas Gintaras Lučinskas toks yra istorikas, ištotirininkas vietinis. Tai sakė, kad čia jo prosenelio kapas ir jis būtų suminėjęs, kad čia kelių yra, reiškiasi, kapavietė masinė tipo. Nebuvo, kad čia dar kažkas. Aš žinok. Jau užsugriuvo. Žinėje, sako, kur Eduardai važiuot nori. Paskui man autobusai lipt reikia. Tai gal tada, kai Darius, tai su jumis ne tada? Kažkaip labai aiškiai parašyta. Čia partizanų. Nematau, kas su partizanų susijęs paminkliukas. Ir jau upelis užtvenktas. Kadangi kaimo kapinės labai senos, tai ir varteliai labai seni. Iš snaigės šaldytuvo grotelių. Čia jų kapai. Gražiai įsikūrė. Čia, kad svetimiem rūpėtų kažkas. Karo metu iš tikrųjų čia buvo rusų belaisvių. Ūkininkai galėjo pasimti savo karbam, bet istorija siekia dar toliau. Čia kaip po trečio pasidalinimo ATR, tai buvo rusifikuojama Lietuva, čia buvo atvestos, vienu rašo 3 šeimos, gal ir daugiau, apgyvendytos čia. Jie gerai įsikūrė, asimiliavosi su vietiniais, matot pavardės jiems Kuznecovai, Garelčikai ir klestėjo šitas kaimas. Tose kapinėse aš pats pirmą kartą niekada nebuvęs, žinojau, kad čia yra. Sakydavo, kad rusų, kažkaip netikėjau. Nu, bet va, pravoslavų kryžiai matyti, nors yra ir be tos papildomos skersinio. Tai čia gali būti visokių tikybų. O kaimas minėtas kolonizavimo kontekste. Ar tai labai seniai, tik užėjus carui, reiškėsi tie kolonistai atkelti, nes, turim prisiminti, kaip viskas klostėsi.
trečias abiejų tautų respublikos padalinimas yra 1795 metai. Viena iš svarbiausių Lietuvos istorijos datų. Reiškiasi, carai nuo to momento užeina. Nu, iki tol turėjo kažkokios įtakos, reikia neužmiršti, kad ar Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ar abiejų tautų respublika, jos buvo daugiatautės valstybė. Jeigu įsivaizduojam Lietuvos didžiąją kunigaikštystę iki Juodosios jūros, tai nereiškia, kad tenai tik lietuviškai šnekėjo iki Juodosios jūros. Tai reiškia, kad lietuvių valdžia buvo ant ukrainiečių, ant gudų, ant rusų, ant rusėnų, reiškiasi, nu, ir todėl labai sunku apibrėžti, kada tas galėjo vykti kolonizavimas, bet jeigu čia tas kaimas atsirado plikionys, jie ne dėl to, kad pliki ir basi. Dėl kažkokių kitų priežasčių tas pavadinimas kilo, bet kolonizavimo kontekste tai turėjo būti jau carinis laikotarpis, reiškia vėliau nei 1795 metai. Čia po statinimu daugiausiai, nes daugiau tikėtina taip. Rašytiniai šaltiniai mini, kad po 63-4 sukilimo, kuris prasidėjo Lenkijoje ir plito į šitą pusę ir buvo nukreiptas prieš carinę valdžią būtent po abiejų tautų respublikos padalinimo, praėjo, grubiai šnekant, pirmas sukilimas buvo 1831, po 30 metų žmonės sako, ne, nu čia biški ruskiai duoda vėliau. Ir pirmas sukilimas, kuris reiškėsi, kurio vienas iš herojų Lietuvoje yra Pliaterytė. Už 30 metų antras bandymas, tas sausio sukilimas iš Lenkijos, reiškėsi, tai vat po to ir prasidėjo tas kolonizavimas. Ar Plikionių kaime tuo metu atsirado tie perkelti rusai, būtent atkeldavo į laisvesnės neva valstybinės žemės, atkeldavo 3, 5, 15 šeimų. Tai dėl to, kadangi nieko konkrečiai apie Plikionių kaimo kolonizavimą nepaskaičiau, nes neparašyta, o gretimi kaimai, kaip ėjome pro Mančiūnų kaimą, va tenai, kur įėjome į mišką, tenai jau aprašyta, kaip Nemunaičio parapijos kolonizavimas, tai į tenai į Mančiūnų kaimo plotus atkeliama 15, tarkim, šeimų. Jie atsikėlė, iš karto sako, norim vadinti šitą taip, kaip mums priimtina. Ir jie pradeda vadinti svetoriečiai. Dabar galima dar kai kur žemėlapiuose surasti, kad Šventupių tenai tą balininkų šoną vadina. Kitas reiškėsi fermos kaimas. Mums gražiai šnekėjo šitas eigulys, kad neva ferma yra dėl to, kad žmonės iš Permės. Nepravda. Ferma dėl to, kad kažkada buvo priskirta fermoms Nemunaičio kaimo. Ten buvo fermų žemė. Aš nežinau, ką reiškia ferma dvaro kontekste. Bet žodžiu, ten buvo fermų žemė ir po to, kai į fermos dabartinį kaimą atkėlė tuos rusus, 1868 metais, jeigu konkrečiai. Tai ten pavadino Pavlovos pasodą, atrodo taip. Ir tik vėliau vėl jisai atgavo fermos kaimo. Tai su Permė, galbūt tų žmonių buvo iš Permės, aš nežinau. Bet pavadinimo kilmė nėra ta. Tai va, tai žodžiu, gražu tikėti kai kuriais dalykais, bet tam ir yra, reiškiasi, knygos ir patikimi šaltiniai arba nepatikimi. Bet čia nebejotinai, kad tos rusų kapinės, nu, matys, kad yra kito tikėjimo žmonių kryžiai. Nu, apie Plikionis, tai aš sakau, girdėdavau, kad buvo miškas, tokia legenda. Iškirto, tapo Plikė ir Plikionis. Bet, sakau, net jeigu šitas dalykas yra tiesa, tai nebūtinai. Tai gali būti ir tiesa, bet jis siekia laikus ankstyvesnius negu seniausiai žemėlapį. Seniausiam žemėlapį, kurį mačiau, reiškisi, 18 amžiui, čia jau yra Plikionis. Šita plynė jau Plikionis. Tai galėjo būti ankstyvesnis nei 18 amžius, ar 17, ar 16,
Gal kunigaikštystės laikais į Plikę atkėlė kažkokius kolonistus, nes nepamirškim, kad rusakalbių galėjo būti ir amatininkų ir jais vytautiniais laikais irgi galėjo lygiai taip pat atkelt, kaip atkėlė totorius. Pradėjo kas bunkerį, o va čia ėjo tas keliukas palei raistą. Ir Gintas taip žino vardais, kažkoks važiavo, aš jau neprisiminsiu, kas čia važiavo su Emka, ir užžiūrėjo partizanus kasančius bunkerį. Ir partizanai dar galvojo, ar tą žmogų tenka pašalyti, ar surasti vietą naujam bunkeriui. Ir jo nepašalino, bet persikraustė į kitą vietą, kuri yra iškisi tiesiog čia va, už 150 metrų, kur jie išsikasė bunkerį ir kuris gyvavo. Tai va čia va yra ta vieta, kurioje bandė pirminė idėja iškasti bunkerį. Tai va tiek su Gintu išgirdome iš Eigulio iš kokį mėnesį. Turbūt nepapasakojo, bet ir neturėjo ką papasakoti. Turbūt ir partizanai neakcentavo, kad suprantu, kad sukylė, ką matei, kad neužtrauktant šito miško kampo ypatingo dėmesio, žinai, nes mažas kur žmogus tars. O dabar jau einam tada tas pats tą kitą bunkerį, kuris jau tikrai įvykęs ir... Buvo vienokia paklaida, įspaudžiu ten, o galimai jis rodė už šitą duobę. Taip, bunkerio vietą. Kalkutės tokios. Norėtai. Man ryte 7 valandą išverta. Kokia 7 jau gal buvo, kokios 9 tai tikrai. Buvo daug gilesnis, buvo didesnė duobė, čia eglė kalvos stovi, buvo didelė ir medkirčiai kirpdami, mes vaikai kažkur netyčia radom, tokį pusę lūpų buvom girdėję, kad kažkur bunkerys yra pamiškė ir mes jį atrandame. Nu, čia turbūt, jis daug gilesnis buvo. Ir ant tos eglės žvaigždė išraižyta, nu tai tie medkirčiai kaip kirto, sako, nu pietauja, nu ką čia dar padaryti, paėmė peilių išraižė, bėga, jo, tarybinė išraižė. Kitas sako, Olio, tai ką tu čia dar padarai, sako, čia kaip partizanai išraižė, tas paėmė kryžių apačioj. Tai va tą eglę dar aš atsimenu. Čia kažkas stovėjo. Čia va šitas. Ne, čia drebulės kitas medis.
Gali būti, kad per šitą drebulę buvo ventiliacijos anga padaryta. Nu, taip, eigulys taip sakė, kad buvo taip padaryta kaminas ar ventiliavimas per išpuvusią drebulės šerdį. Ai, dar galėjome. Nu, dabar tu papasakok apie įėjimą. Nu, tai apie įėjimą. Visi turbūt matot, kad čia buvo, kur didžioji duobė pagrindinė bunkerio patalpa, o čia buvo galerija tokia, nu arba kitaip sakant, tuneliukas į pagrindinę eigą, kuris buvo padarytas tiesiai ant kelio anga. Ant pravažiuojamo kelio iš Davainiškių į Plikionės, kažkuris miško keliukas, čia daromas dangtis, kuris atlaikytų arklio svorį ir rogių ten, tarkim. Žieminiai taip būdavo įrengiami bunkeriai, reiškiasi, ant jo formuojama ledo danga, kaip sakoma visa, barstoma periodiškai mėšlo, nu ir kleidžiai tai daro, supranti. Nu, kažkokiu būdu užsimaskuoja ir čia, reiškiasi, tą bunkerį išdavė Ginto kaimynas. Ne, buvo žinoma. Tais laikais tiesiog, dar ne Ginto kaimynas, o teisingai reikėtų Ginto senelių, turbūt. Kaimynas, kuris reiškiasi, atvedė teisingiau į tą vietą, nes MGBistai žinojo, kad čia yra tasai, reiškiasi, bunkerys, o konkrečiai vienam žmogeliui nepasisekė, nes jam reikėjo, kaip sakoma, po muškietą eik ir parodyk. Tai ką dar? Jos gyva jau nėra, bet sklando dviejopos versijos. Šitą MGBistai dar su ta reguliaria kariuomenė atėjo į šitą vietą. Ne į šitą, bet pirmiausia pas tą žmogų. Sako, einam renkis, parodysim. Bet jie žinojo, kur atėjo čia. Šiaip tas atėjimas nuo kelio, jis labai gerai sugalvota, kada seka ir neatvestų iki bunkerio. Kelias jie praėjo. Žemai važinėdavo daugiau nieko. Pėdsakai žmonių. Ja, ir prapuola, ir viskas, niekam nesusitiks. Tai atsivedė tą žmogų čia. Ir vienas iš pasakojimų, kad metė granatom, bombardavo viršų. Ir tada sako, tu įlys, pažiūrėsi, ar yra dar gyvų. Jis įlindo, ten visi gyvi, dar 3 buvo. Sako, sakyk, nėra, arba tau šakai. Jis išėjo. Nu, ir leitenantas lenda ir iš karto kulką gauna į kapą. Tai viena iš versijų. Kita iš versijų, kad einam tu parodysi, tu prie miško gyveni, tu draugauji su jais, sako, su partizanais, tu einam parodysi, kurie yra. Tai kita čia versija. Aš tikėtinu, kad ta pirmoji labiau. Tai va čia pirmiausia viršų bombardavo. Nu, eigulys pasakojo tą pirmą versiją. Na ir tam žmogui taip ar taip nepasisekė. Visa šeima visiems buvo ištremta. Į Sibirą net 2 kartus kažkur sugyveno. Visiems išvežė. Na, o sumedžiotus... 51 metų. Mano mamai 10 metų buvo. Jie atsimena šitus visus. Tai sumedžiotus veždavo į Alovę. Ir Alovai buvo stipri MGB būstinė. Tiesiog stovėjo namas priešais Stribų, visą būstinę, be langų, be durų, kad neįdėtų. Ir juos sumesdavo tiesiog. Eidavo žmonės pakrauką. Kitais atvejais sumesdavo toj aikštėj, kaip mes sakėm, turbūt aikštėj, ten sumesdavo prižiūrėti, žiūrėkit, kas bus. Arba ateis kas nors atsisveikėti apaudos. Irgi iš ten Vilnius. Žiaurus dalykas. Nu tai šitus 3 partizanus jaunuolius reiškiasi išvežė ne į Alovę niekino kūnus, o Dauguose, prie Daugų MGB būstinės ir prie bažnyčios irgi buvo nutrenkti kūnai, o paskui buvo kažkur užkasti Dauguose ir atėjus nepriklausomybei buvo rasta ir palaidoti, dabar yra palaidoti bendroje kapavietėje, šalia rods 29 kitų partizanų šitose apylinkėse žuvusių, Daugų miestelio kapinėse didelėje kapavietėje. Tai matyt, kad dar nepriklausomybės pradžioje jų DNR identifikavimo nebuvo, tai todėl jie visi 3
jų palaikai atgulę Dauguose. Įrankių dėžutė palikta. Tai va, o aš vienam žemėlapyje atrandu ir tokiam iš senesnių, 1790 atrandu, kad lenkiškas žemėlapis parašyta Dzievoniški. Dėl to, kad būtų reiškis intrigos ir įdomiau, tai mes, kaip sakoma, Tarpalovės ir Dievoniškių. Nes Atvelykio šeštadienį nėra blogai. Gintautai klausė, ar tą ežeriuką, tengi visas Ilgų ežeras, ten ežeriukas. Pasiekim. Kiek patalpyti? Aš į kelius kartus taisiau, bet paskui žiūriu visai gražiai skamba. Jis parašė vieną kartą. Dievo, miškės, žodžio Dievas, Dievai, miškės. Bet paskui pasižiūrėjau žemėlapius iš tikrųjų, netgi taip ir skirtingais etapais, netgi taip ir vadina. Tai va šitas Davainiškių kaimas, kiek jis dabar va matot. Jis be proto didelis. Be proto. Kilometras iki ežero ir 2,5 kilometro iki Ilgų kaimo. Be proto. Prisimenu aš tą Rusiją puikiai. Dabar tas parduotuvės jau nebeliko. Šalia šilo. Kuris gyveno prie ežero, tai buvo žvejys, mes jį vadinam. Tai jis parsivežė, irgi toks įdomus žmogus, jis parsivežė, nu, ją vadino Turkė. Labai Turkė panaši, Turkė. Mano močiutė vadino Lenkija. Dar buvo tokia gili tradicija, kad numirus žmogui neveždavo nei vežimo, nei paskui mašinom, bet dar iki nesenų laikų į kapinyną prie ežero neždavo karstą. Tai va, pas vienus būdavo šarvonės tokį pasistatyti karstui, pas kitus altorius ir iš kartos tiesiog iš namų išeidavo visą laiką, jokių laidojimų namų nieko. Tai dar neseniai šitą tradiciją galiojo, dabar jau kaip senųjų neliko. A ką prie ežero darydavo su to lavonu? Ten kapinės, kalnelis ir kapinės. Ir čia va, jokių gyventojų nebuvo senais laikais. Buvo vieni įžengiami miškai, šlapiniai įžengiami miškai. Ir kada nepriklausomybė nutarė kolonizuoti, dalint valakus, kas ima blogą žemę, tas gauna valaką, kažkur 22 hektarai. Kas geresnė, tai ten porą hektarų tik tai gauna. Tai čia darė, mano prosenelis gavo valaką, išdalino savo vaikams, mano dėdulis pasistatė, va, ten kur tas baltas matosi, tai maždaug va ten pasistatė. Nebuvo nei žemių, nei aremų, nei ganyklų. Viskas miške, tik tai mažas plotelis ant kalniuko sodybai pasistatyti. Viskas. Čia viską iškirto? Čia melioracija praėjo. Ką dabar mes matom visai kitokius vaizdus. O dabar mes matom mišką, tai čia miškas buvo iki pat ežero. Ir va tarpukariu jau įsikūrė sodybos viena, kita, trečia, bet jos dar miške būdavo. O paskui 75-ais, čia kažkur numelioravo viską iškirto, karvės ganėsi, pievos didžiausios. Žiūrint iš formalios, čia visada buvo raistai, taip, bet formaliai čia nebuvo tokio miško, kokį mes suvokiam su labai aiškia miško riba. Čia vis dėlto aš vadinčiau yra raistai, tarpuraiščiai ir visur, kur apačioj, ten įsivaizduokit gojus, supranti, medžiai, krūmai. Vaikams žinoma, kad visi medžiai aukšti. Gražu.
pavasaris. Na, va, medžiai be lapų kai kurie. Aha. Grįžtam prie kur jūs dabar. Pavyko. Tai Onutė sakė, suplišo, o jį krito, jinai ten įsuplišo. Tai jinai matė pravalas, nežygis. Vežimas. Aš tai mačius. Tai čia viskas Pagurnių kaimas. Turbūt yra gūrai, kalnai, kalneliai. Tai turbūt, o į tą pusę link Kalovės reljefas generaliai aukštėja. Tai gali būti, kad čia už tų kalnų jie pavadino tą kaimą Pagurniais. Kitokio pavadinimo versijos aš neturiu. Bet gražiai kalbos. Mes tai kažkokiam žygiai buvom, irgi tai buvo traktorius paliktas, atsimeni gal? Daug, ko gero. Arė ir paliko. Bandysim atpirkti, reiškėsi, paimprovizuokim, iš kurgi galėjo šičia atsirast pavadinimas Švabalaukas. Švabal, tai žydų gal kokių buvo? Švabai. Aš irgi apie kokius tai vokiečius galvočiau. Klausimas, ar reikėtų galvoti apie švabus iš viso. Kita versija. Gal tiesiog buvo koksai, aš tiesiog improvizuoju. Švapsėti, švepluoti žodis.
Nu, koksai nors žymus, drūtas, kalvis, vyras, elementoriškai, kuris buvo iš šito kaimo kilęs ir jis tiesiog šveplavo, pavyzdžiui. A nieko neparūkė, Davidai? Man nereikia. Tokia fantazija nunešė. Nu, bet tai visokių versijų, kodėl? Nu. Kai pasigilini į šitus reikalus, vietovardžių darybas, pavardžių darybas, tiek yra jokingų dalykų.